Interaktyvų sveikatingumo projektą Sveikesnė versija pristato žurnalas internete Gamtos grožio formulė ir ledo tirpsmo vanduo Melt Water. Ledinė vasaros naujiena. Apšilimą mums būtina yra daryti kiekvieną kartą prieš sportuojant, nesvarbu kokį sportą atliksite, apšilimas yra būtinas. Taigi pradėsime nuo apačios, dėl to, kad didieji raumenys išlieka ilgiau šilti, dėl to visą laiką reikia pradėti nuo kojų. Pradedam nuo čiurnų sukimų, sukam ratu, stenkitės visą laiką sukti ratu. Dažnai daro žmonės klaidą, kad sukioja į šonus, reikia sukti ratu. Sukam į vieną pusę, pasistengiam daryti viską intensyviau, biškį palaikom tempą į kitą pusę, kad tikrai sušiltų mūsų kūnas. Jeigu darysite vieni plius minus, skaičiuokite visą laiką po 6 arba iki 10 kartų pratimą. Keičiam pusę, 2 ir 1. Kojos pečių ploti, sukame kelius sąnarius į vidų. Keičiam pusę, sukam į išorę. Gerai. 2 ir 1. Suglaudžiam kojas, pėdą prie pėdos ir sukam kelius ratų. Vieną pusę, sukam į kitą pusę. 2 ir 1. Kojos pečių ploti, sukam klubus. 2 ir 1. Šunuoliai suneriam rankas į viršų ir piešiam didelę saulę. Tai yra nuo vienos kojos, į šoną, aukštyn ir į kitą pusę. Keičiam pusę. Suneriam rankas už nugaros. Kojos mūsų yra pečių ploti, visiškai tiesios, per kelius nelenkiam. Žvilgsnis mūsų visą laiką irgi bus tiesiai. Pasilenkiam, išsitiesiam. Ir taip kartuojam kelis kartus. Kojos lieka toj pačiai padėti, keliam rankas į viršų. Rankos mūsų padėties nekeičia. Jos visą laiką yra prie ausų. Lenkiamės į priekį, išsitiesiam atgal. Lenkiamės, išsitiesiam. Visą svorį visą laiką perkeliam nuo vienos kojos ant kitos. Tik tai stengiamės, kad mūsų rankos būtų visą laiką krūtinės aukšti. Nenuleiskit per žemai. Visą laiką op. Į kitą pusę. Ir 1. Atsistojam stabiliai ant žemės, biškį sulenkiam kelius ir plaukiam. Lygiai tas pats atgal. Trys, 2 ir 1. Atsistojam paprastai, atpalaiduojam kojas ir sukam alkūnę. Sukasi alkūnė tik per sąnarį. Į vieną pusę, sukam į kitą pusę, jau pavargom. Sukam riešus ir tuo pačiu galvą. Kai mankštiname kaklą, stengiamės nedaryti jokių staigių judesių. Gerai, tiesiam vieną ranką į šoną ir kita ranka lengvai kaklą tempiam. Kvėpuojam, keičiam pusę. Dabar mūsų smakras keliaus puslankiu nuo vieno peties iki kito. Ir dirbame puslankiu, viskas nuo vieno peties. Ir 1. Lygiai tas pats atgal, su pakaušiu. Nuo vieno peties iki kito. Taip, traška. Kaklą galite mankštinti kiekvieną dieną. Ypatingai, jeigu daug sėdit. 3 ir 2 ir 1. Šaunuoliai, ačiū.